mes peržiūrėsim konkrečiai Advantage Plus Shopping Campaign, kuri, mano manimu, yra, šiam momentui bent jau tikrai pranašesnis reklamos leidimas, negu rankiniu būdu gali nustatyti dauguma pradedančiųjų reklamos leidėjų, naujokų. Tai siūlyčiau šią funkciją išnaudoti. Tai yra pati funkcija ir metos sprendimas, kurį jie labai stumia į priekį ir kuris tikrai artimiausiu metu, jeigu jau nepralenkia, bet tikėtina pralenks daugumą reklamos leidėjų. Čia kalbu apie nustatymus, kaip gerai galima nustatyti auditoriją ir panašiai. Nes šitas reklamos kampanijos sprendimas yra be ad set lygmens. Tai kaip pamatysim, šiek tiek kitokia struktūra yra. Ir labai daug, sakau, supaprastinta patį reklamos leidimą. Lieka mums kaip reklamos leidėjams dirbti ties pasiūlymu, kiek jis geras, kiek jis patrauklus, ir vizualais. Tai jeigu šitus du dalykus gerai padarom, ir žinoma, pikselis yra įdėktas, konversijos įvykiai sudėkti, tai mes tiesiog padidinam kaip reklamos leidėjai šansus pasiekti savo galutinio tikslo, šiuo atveju pardavimų. Po ilgos įžangos galim pereiti prie produkto, kurį pardavinėsim. Taigi, pirmą, įsivaizduokime, kad mes esam skaitinės reklamos agentūra, šiuo atveju naudosim mūsų pavyzdį ir mes norėtume parduoti konsultaciją su metų specialistu, kurios kaina būtų, kaip pavyzdys, 90 eurų. Šiuo atveju paspaudus plačiau ir jeigu čia būtų tekstas, atsidarytų jau pats checkoutas, kur žmogui jau reikia įsigyti šią paslaugą per elektroninę parduotuvę, tai supildytų vardą, pavardę, telefono numerį, kortelės duomenis ar kitą mokėjimo metodą pasirinktų ir kur galėtų jau įsigyti. Ir pačioje įsivaizduokit, kad būtų mygtukas apmokėti. Pikselis yra įdėktas, tai reiškia, tas apmokėti mygtukas turėtų būti pažymėtas kaip konversijos įvykis purchase pardavimams. Ir tada, jeigu mes tai padarėm, tada mes galime eiti čia šiek tiek konteksto papasakau, kokia situacija, kokį mes produktą šiuo atveju pardavinėsim. Ir tada per reklamos vadybininką mes šį produktą reklamuosime ir aš parodyčiau, kaip šiuo atveju galbūt aš reklamuočiau tokį pavyzdinį variantą, kurį galima būtų naudoti. Taigi eikime į reklamos vadybininką. Taigi šiuo atveju aš jau esu paruošęs pardavimų reklamos kampaniją. Jeigu mes turėtume kurti nuo nulio pardavimų reklamos kampaniją, mes spaustume žalią mygtuką Create, mes rinktume Sales ir mes rinktume Manual Sales Campaign. Taip pat su šią funkciją Manual Sales Campaign galima daryti retargetinimą konkretų, tai pavyzdžiui galima retargetinti žmonės, tai retargetinti turiu omenyje pakartotinai rodyti reklamą žmonėms, kurie pavyzdžiui prisidėjo prie krepšelio jūsų produktus. Tai vat šita funkcija Manual Sales Campaign yra tada naudinga galbūt ir naudingiausia iš tikrųjų, kai jūs norit kažkam labai specifiškai parodyti reklamos kompaniją, nes galbūt norit jiems suteikti skirtingą nuolaidos kodą ar skirtingą pasiūlymą, nes jie jau tiesiog atliko tam tikrus veiksmų, kurių įprastas vartotojas, kuris apsilankė svetainėje, neatliko. Tai tiesiog tam leistume šitą reklamos kampaniją, jeigu norėtume paskatinti kažkokius klientus užbaigti pirkimą arba yra kažkoks sukonstruotas piltuvėlis ir panašiai. Bet šiuo atveju mes rinksime Advantage Plus Shopping Campaign ir kaip matom, Meta patys rekomenduoja šią funkciją ir tikrai galiu pasakyti, kad drąsiai galite jį rinktis ir 9 iš 10 atvejų jinai bus ženkliai geresnė negu rankiniu būdu sudėta reklamos kampanija. Tai dabar mes galime atsidaryti reklamos kampaniją pardavimų Advantage Plus Shopping Campaign. Čia matom viskas yra tas pats, čia reikėtų pavadinimą suvest, čia taip pat matom specialiai yra kategorija, tai vėlgi jeigu reklamuojame su kreditu, su įdarbinimu, su nekilnojimu turtu, su socialiniam arba politiniam problemom mums reikėtų pasirinkti, šiuo atveju mums niekas tai negalioja. Matom vėlgi konversijos vietą galim pasirinkti svetainę arba svetainę ir programėlę, šiuo atveju paliekam svetainę, nes per svetainę pardavinėsim šios mokymus. Tada matom performance goal, tas galutinis tikslas, kurio mes siekiame ir sakom metai, kad sugeneruok mums kuo įmanoma daugiau konversijų, tai reiškia pardavimų. Jeigu norėtume krepšelio vertės, tai mums reikėtų tą rankinių manual reklamos kampaniją leisti, nes per Advantage Plus Shopping Campaign, kaip matome, dėja, bet negalima pasirinkti krepšelio vertės optimizacijos to tikslo būtent. Tai čia galbūt gali būti trūkumas, bet
ne visada, arba labai mažam kiekiui verslų būtų kaip trūkumas nepasirinkimas šito galutinio tikslo. Tada mes matom pikselis, vėlgi reikėtų pasirinkti pikselį, tada konversijos įvykis purchase turėtų būti, jeigu leidžiam pardavimų reklamos kampaniją, neturėtų būti kažkoks kitas konversijos tas įvykis. Ir jeigu matysit va tokį tekstą, tai čia reiškia, kad per 14 dienų pikselis iš svetainės negavo duomenų apie pardavimus, tai neįsigaskit, tai gali būti dėl 2 priežasčių. Viena priežastis gali būti dėl to, nes pikselis tiesiog nėra įdėktas ir tokių duomenų nėra. O kita priežastis dažniausiai pasitaikinti tai tokia, kad tiesiog dar per paskutinės 14 dienų neįvyko nei vienas pardavimas svetainiai ir dėl to tiesiog tai yra rodoma. Bet jeigu viskas yra įdėkta, viskas tikrai yra pažymėta, jeigu patestuosi dar įvykius svetainėje per Events Managerį, tai tada viskas tvarkoj paleisit ir kai vyks pardavimas, jums tada vis tiek pikselis atsiųsta informacija, tai čia po to nereikėtų įsigąsti tikrai. Matom vėlgi čia tas pats yra auditorijos dydis parodomas. Tada mes matom, galim rašyti cost per result, tai kokią mes norim mokėti kainą už tą vieną pardavimą. Tai čia galbūt galima tai daryti, kai mes turim šitiek daug duomenų ir žinome, kokia yra vidutinė pardavimo kaina, bet iš pradžių, jeigu mes padarysim, pavyzdžiui, rinkos vidutinę kainą parduoti produktą per meta reklamą kainuoja 5 eurus, o mes statysim 2,50 €, tai yra problema, kad nebus parodoma jūsų reklamos kampanija ir tiesiog nesugeneruos tokių rezultatų, nebus pardavimų. Tai geriausia iš to iš pradžių nežais per daug, nes tiesiog sakau, kaip ir minėjau, yra rizika, kad tiesiog nustatysit per mažai arba per didelį kainą už pardavimą. Na, jeigu žinot konkrečiai, kokią jums reikia, tai galite nustatyti ir pabandyti, bet iš pradžių aš taip bent jau šitą funkciją nelyšiau, nes jinai tiesiog gali apriboti, kiek žmonių pamatys jūsų reklamą ir panašiai. Jeigu mes paspausim daugiau, tai vėlgi matom čia atribucijos nustatymai. Tie atribucijai kaip ir aiškinau jau prieš tai, bet jeigu dar kartelį greit pasikartojus, tai jeigu jūsų reklamos kompanija pamatys pirmadienį, sakykime, žmogus ir šeštadienį, pirmadienį pamatė jūsų reklamos kompaniją, atsidarė, nuėjo į svetainę, bet nenusipirko ir tada šeštadienį galbūt tas pats žmogus guli ant sofos, scrollino, atsimenė, kad norėtų įsigyti jūsų produktą, atsidarė jūsų svetainę ir įsigijo. Tas žmogus bus priskirtas kad įsigijo dėl to, kad pamatė jūsų reklamą ir dėl to, kad nuėjo. Tai tiesiog tos 7 dienos yra priskaičiuojamas, kiek žmogus patenka kaip rezultatas dėl metos. Nežinau, aiškiai pasakiau, bet ar priskaičiuojamas kaip rezultatas dėl reklamos ar ne. Tai čia, jeigu per 7 dienas paspaudėt reklamos ir bet kada vėliau pats apsilankė, atliko pirkimą, tai bus priskaičiuojamas. O one day view, tai reiškia per vieną dieną, jeigu ryte pamatė reklamą, bet nieko nespaudė ir vakare pats nuėjo jūsų svetainę ir įsigijo, tai jis taip pat bus priskaičiuojamas kaip rezultatas, o visi šitie duomenys ateina iš pikselio, iš pikselio ateina į meta, iš svetainės tos pačios ir meta tas žino, kada įvyksta pardavimas dėl 7 dienų paspaudimo arba 1 dienos peržiūros, kitaip tariant. Tai va, tada toliau galim pažiūrėti, kad yra auditorijos lokacija šiek tiek pasikeistusi funkcija, tai mes galim vėlgi čia pridėti lokacijas, pavyzdžiui, Vilnius ar kokia kita vieta. Šiuo atveju tiesiog paliekti galim visą Lietuvą. Čia labai didelės prasmės nėra nustatyti tam tikrus miestus, nebent jūs norit tam tikrose miestuose tik tai reklamuotis, tada jo galima, nes žinot, kad pavyzdžiui jūsų restoranas ar kavinė, kaip pavyzdys, yra galbūt Šiauliuose. Arba viešbutis yra tik tai Klaipėdai. Tai tada galbūt yra logikos ar nėra logikos reklamuotis tam tikros vietos. Čia reikėtų tiesiog nuspręsti kaip reklamos leidėjai. Tada mes matom reporting ir čia reikėtų, matom yra engaged audience ir existing customers. Ir jeigu mes paspausim šitą funkciją, audience segments, mums atsidarys šiek tiek toks naujas langas ir mes matysim, kad galim nurodyti metai, kas yra mūsų įsitraukę vartotojai, tai engaged audience, jeigu mes čia paspausim, tai šiuo atveju engaged audience būtų svetainės lankytojai, žmonės, kurie įsitraukia kažkaip į mūsų veiklą, ką mes darom. O existing customers,
tai būtų tie, kurie įsigijo mūsų produktą, šiuo atveju galbūt konsultacijas ar mokymus, ta auditorija būtų existing customers, arba jo, klientų sąrašas kažkoks galbūt turim iš duomenų bazės traukti, taip pat galim įdėti čia, o čia galėtų būti dar Facebook lankytojai, kas Facebook kažką darė su Instagramu panašiai. Tai čia reikėtų viską sužymėti ir confirm, tiesiog, kad Meta žinotų, kas yra kas konkrečiai ir kad galėtų pateikti dar tokią įsamesnę vėliau ataskaitą apie jūsų auditoriją, kokios auditorijos pamatė reklamas ir panašiai. Jeigu mes pažiūrėsim su biudžetu, tai čia visiškai tas pats, yra dienos biudžetas, yra lifetime biudžetas, dar kartelį peržiūrėjus, galim skirti pradžios datą, pabaigos datą, visiškai nieks nesikeičia nuo praeitos reklamos kampanijos. Vėlgi matom, yra budget scheduling, kad galim padidinti biudžetą tam tikromis dienomis ir matom, kad galim dar pasirinkti laiką, kada rodys reklamos kampanijas, tai šiuo atveju negalim per Advantage Plus Shopping Campaign, tiesiog šita funkcija yra apribota. Tai čia galbūt dar vienas skirtumas, kodėl norėtume leisti annual reklamos kampanijas, bet kaip ir minėjau, Advantage Plus Shopping kampanijos yra tikrai pažangios ir dažniausiai sugeneruoja tikrai geresnius rezultatus, ypač jeigu nėra pakankamai kompetencijų. Tada metom gavėją ir naudos mokėtoją ir naudos gavėją, tai čia reikėtų įmonės pavadinimą įrašyti. Matom, kad čia žemiau šiek tiek skirtumas atsiranda nuo leadsų kompanijos, mes galim čia sukurti Advantage Plus katalogų kompaniją. Kad šias kampanijas kurti reikia turėti data feed, tokį dalyką, ir šiam momentui mes į tai per daug detaliai neįsim, bet jeigu reikės pagalbos, tai šioje vietoje tikrai gali padėti mūsų agentūra šio klausimu, tiesiog reikia turėti programuotoją ir tą data feed įkelt per komercijos vadybininką, vadinasi, Commerce Manager Facebook'e yra tokia funkcija, ir tada galima sukurti būtų katalogo reklamos kompanijos, kurios tikrai dažnu atveju yra naudingos ir gali būti irgi efektyvios. Tada jeigu mes pažiūrėsim, čia rodo, kiek rezultatų preliminariai galėtų būti, bet iš tos skaičius nereikėtų žiūrėti, ypač jeigu leisti reklamos kampanijas pirmą kartą, galbūt koks pasiekiamumas, gal ir būtų tas skaičius panašus, bet konversijų kiekis tikrai nebus tikslus, ypač 20 eurų per dieną tikrai neturėsim 23-66 konversijų. Nebent kažkoks produktas labai pigus. Taigi, tada galime eiti matom antrą lygmenį, nes matom vidurinę ad set lygmens nėra, kur mes galim daugiau daryti nustatymus auditorijai ar panašiai, matom tik 2 lygmenis, kas mums kaip pradedančiams taupo laiko ir kaip ir minėjau, tas sumažina šansus, kad mes padarysim kažkokių klaidų su meta reklamos nustatymais, dėl to dar kartelį rekomenduoju, jeigu pardavėjams tikrai drąsiai naudoti šitą reklamos kampanijos sprendimą. Čia matom, mes turim vėlgi pavadinimą, partnership ad mes galim įjungti, jeigu mes norime, pavyzdžiui, reklamuotis su kažkokiu kitu prekiniu ženklu, arba galbūt yra influenceris, kuriuo mes norėtume reklamuotis, tai mes galėtume tai įjungti ir būtų reklamos kampanijos, arba, pavyzdžiui, kai žmonės žiūri po influencerio video, pasibaigia video ir tai eina jūsų reklama. Tai va, tai yra galimybė tokia, šitą funkciją galima išnaudoti, bet pačioj pradžioj galima ir be jos apsėti, čia reikia dar sutarti su influenceriais dažniausiai, arba su kūrėjais kažkokiais vis tiek, ar su kitais prekiniais ženklais, nes tiek reikia tam tikrų nuorodų, tam tikrų prieigų, kad galėtume tai naudoti. Čia matom identitetas puslapis, išlieka tas pats, tai reikia pasirinkti tiesiog savo Facebook puslapį, Instagram puslapį, jeigu nėra nieko tokio, galime Instagramą nesirinkti. Čia dešiniai, kaip matom, jau įkelta, kaip atrodytų vizualas, čia rinktumės manual upload, jeigu norime rankiniu būdu įkelt katalogą, jeigu norim katalogą, bet čia atveju neturim katalogo, ir tie patys formatai, tai vėl galim flexible padaryti, kad keletą nuotraukų sukelti ir galbūt rodyti, Facebookas to parinks, kurį geriausia būtų ir rodytų, bet standartiškai turim, kaip matom, single image arba vaizdo įrašą, karuselę, kolekciją galim padaryti, kur keletą skirtingų variantų. Čia viską taip galim palikti kaip yra tada. Matom, čia galim pakeisti, kad reklamos eitų tam tikrų periodų, bet
mes to nenorim padaryti šiuo atveju. Čia, kad tiesiog eitų ir pasibaigtų. Tai esmės nėra. Galim buvo ir štai čia padaryti tą patį nustatymą, jeigu mes nueisim. Čia ta pati funkcija, tiesiog šiek tiek kitoje vietoje. Taip, šiek tiek nuėjom per toli ir dabar jeigu pažiūrėsim, čia ir yra multi-advertises ads. Mes šitą funkciją dažniausiai norime jungti, nes reiškia, kad jūsų reklamos gali būti rodomos šalia kitų verslų reklamų ir panašioj industrijai. Tikrai naudinga pasilikti šitą funkciją, nerekomenduočiau išjunginėti. Tada source'ai yra, galim katalogą pasirinkti, šiuo atveju nėra katalogo, tai vėlgi site linkus mes turim, kuriuos galim pridėti, tai čia kaip ir praeitoj pamokoje kalbėjom, galim pridėti apie mūsų paslaugos, skaitmeninės reklamos agentūrų, tas nuorodas, kad būtų tiesiog papildomas šansas, kad atsidarytų mūsų reklamos kompanijas. Ir tada mes matom Ad Creative lygmuo, tai aš jau sudėjau vaizdo įrašą, kaip jis atrodys. Čia iš esamos reklamos kompanijos tiesiog pasiėmiau. Ir šitiek dar sudėjau informacijos apie primary tekstą. Tai primary tekstas turi iki 125 simbolių, pristatyti labiau jūsų pasiūlymą, paslaugą ar apie produktą informaciją pateikti. Headline turi būti kabliukas, dėl kurio klientas paspausti iki 25 simbolių. Ir žodžiai patvirtintis jūsų patikimumą iki 25 simbolių taip pat. Čia, kad irgi bendrai žinotumėt, tai kaip pavyzdys čia būtų sertifikuoti reklamos partneriai arba ekspertai. Čia gali būti paskubėk, nuolaida, 25% ar kokia nors nuolaida, įsigyk dabar, ribotas laikotarpis, jeigu pardavimų kampanija mūsų tikslas spausti klientą, ko įmanom labiau, kad jis nueitų vis dėlto ir įsigyto. O čia tiesiog tas, koks yra pasiūlymas jūsų produkto, tai pavyzdžiui, pakonsultuosime apie meta reklamos, teiksime naudingų įžvalgų ir panašiai, čia labai greitai, abstrakčiai ir paprastai tariant. Taip, tai tada jeigu toliau mes žiūrėsim, yra funkcija tokia optimize text per person, tai čia reikėtų visą laiką jungti. Call to action shop now bus bet kuriuo atveju, jeigu yra pardavimų reklamos kompanija. Info labels yra tokia skirtis, jeigu mes paspausim dar edit, mes galim sudėti, kad būtų business information, tai va tokia, pavyzdžiui, kada prisijungia prie Instagramo, darbo laikas, price range, lokacija, tai tokius dalykus tikrai naudinga sudėti, pavyzdžiui, social cues, tai Instagram followers, page check-ins, page follows, page likes, nes jie tiesiog padeda, kadangi kiti galbūt žmonės pamatys tą reklamą ir matys, kiek daug žmonių seka šitą puslapį, jis turėtų būti patikimas. Arba jeigu pažymėsit page likes, tai matysit, kad galbūt ir matėte jau reklamas, kur rodo, kad jūsų draugas kažkoks palaikinė šį puslapį, tai tiesiog meta dėl to tai daro, nes tiek daugiau šansų, kad vis dėlto draugai įsigys tas paslaugos, jei žmonės tai yra įsigys tas paslaugos, jei jų draugai seka tos puslapius, mėgsta ir panašiai. Tai čia tiesiog tai veikia ir veiks nuolatos, dėl to Facebookas meta technologijos tai naudoja ir tai yra naudinga. Tada mes matom, kad mes galim taip pat įdėti nuolaidos kodą, jeigu paspausim on-off, tai on įjungta. Ir automatiškai galima, kad kodą ištraukti iš svetainės, jeigu pikselis yra įdiegtas gerai, arba galima rankiniu būdu pridėti. Tai konsultacija 30 yra nuolaidos kodas, kuris galioja visiems šių mokymų klausytojams, mokiniams. Ir su šito konsultacijos kodu jūs gaunat 30 minučių nemokamas konsultacijas po šių mokymų, jeigu perklausėt. Ir mes tiesiog padėsime, aš padėsiu jums dar detaliau papasakosiu, galbūt jeigu kažkokiu turėtume dar papildomų klausimų. Tai va, jeigu norit papildomai pasikonsultuoti, visiškai nemokamai, be jokių įpareigojimų, pirmas 30 minučių nemokamai su nuolaidos kodu konsultacija 30 ir dar papasakočiau detaliau apie funkcijas ar klausimus, kuriuos jūs turit, arba galbūt kažkokių problemų atsirastų, kai reklamas leisit. Toliau mes turime Advantage Plus Creative, tai matom katalogas išjungtas. Apie Advantage Plus Creative mes kaip ir kalbėjom, yra tos visokios funkcijos, kur prideda tekstą viršui, kur gali nuotraukas šitiek ištempt, kur gali filtrus uždėti, tai praktiškai visas jas palikčiau ir nepalikčiau tada, jeigu mes turim prekinį ženklą, kuris turi labai griežtą brand booką ir nori kažkodėl
laikytis tik tai tam tikrų spalvų, tam tikrų fonų, bet net ir tos headline, kur ant nuotraukos užrašytas tekstas būna, jeigu pažiūrėjus, tai čia būtų šiek tiek šitoj vietoj. Mes galim vis tiek pasirinkti shiftą, pasirinkti spalvas, tai rekomenduočiau kuo daugiau įjungti, nes tiesiog jūsų reklamos tada kampanija gaunasi tokia dinamiška, šiek tiek skirtinga, vienam žmogui parodoma taip, kitam taip, ir po truputėlį algoritmas aiškina, kokį geriau variantą visgi naudoti. Tada jeigu mes pažiūrėsim destination, tai vieta, tai čia turėtų būti svetainės pavadinimas ir geriausia šiuo atveju, kad jeigu atsidarius svetainę, geriausia, kad nuoroda būtų ta, kur jau mes parduodam tą produktą būtent. Tai kaip pavyzdys, tai jeigu būtų mokymai ir konsultacijos ir svetainės pavadinimas verbaperfecta.lt, tai kaip pavyzdys, mes tą vietą turėtume įdėti ten, kur jau yra mūsų produktas, ten, kur jau klientas gali pasiskaityti ir pasižiūrėti. Tai va, čia reikėtų tą nuorodą įdėti, kur jau vedam tiesiogiai mūsų produktą ar paslaugą, kad klientas galėtų pasižiūrėti. Display link tai mes galėtume parašyti, pavyzdžiui, kad būtų vaizduojamas tik tai verbaperfecta.lt, kad nebūtų pasvirasis brūkšnys ir šitą informaciją. Ir čia galim pridėti, jeigu norim, telefono numerį, galim Messenger app, tai ar Messenger, ar WhatsApp'ą, ir šitus kitus papildomus dalykus, tai galim Instant Experience, kur yra tokia kaip svetainė, dar neišėjus iš Facebook'o galima sukurti, arba Facebook renginį galima pridėti. Taip pat renginį galima štai čia pridėti, jeigu norit, bet renginius geriau reklamuoti per kitas reklamos kompanijas, tai per engagement tinka renginiams reklamuoti. Šitas reklamos kompanijos tipas turėtų būti skirtas pardavimams, tai kažkokių renginių papildomų, nemanau, ar verta čia būtų apkrauti šitą reklamos kompaniją, nebent Instant Experience galima būtų padaryti. Languages, tai matom, kad galim taip pat kitom kalbom leisti reklamos kampanijas, tai galim pridėti ne tik lietuvių, bet ir anglų. Na ir tas šitoj vietoj turėtų būti, žinoma, pažymėtas pikselis. Jeigu turim kažkokį offline šaltinį, kuris yra įkeltas, taip pat galim jį pridėti, kad būtų ta informacija, čia gal klientų sąrašas ir panašiai. Ir tada čia ta nuorodos struktūra, tai taip pat irgi reikėtų susidėti. Čia tiesiog, kad kai atsidaro jūsų reklamą iš Facebook'o rodytų, pavyzdžiui, verbaperfecta, pasvirasis brūkšnys, kampanijos pavadinimas, pasvirasis brūkšnys, adseto pavadinimas, pasvirasis brūkšnys, ad pavadinimas. Tai čia tas nuorodos struktūra, kad per Google Analytics galima būtų atsekti, iš kur atėjo potencialus klientas. Na ir kai visą mes tai turim, tai mes galim pasileisti savo pardavimų reklamos kampaniją sėkmingai ir sugeneruoti pardavimus.